Tai ne Kanada, o gerai pažįstamas sostinės Gedimino prospektas. Kelioms valandoms virtęs 2010-ųjų žiemos olimpinių žaidynių miestu Vankuveriu. Šios vaizdus prieš olimpiadą turėtų išvysti Kanados gyventojai. Taip reklamuojama akcija, kuri leis kiekvienam kanadiečiui laimėti galimybę nešti olimpinį deglą. Ar jūs galėtumėt kažkaip čia biškį pralipti ir ten tą pusę nueiti, nes ten mažiau? Nepaisant darganoto oro, reklamoje pakviesti filmuotis vilniečiai džiaugiasi gavę šansą aplenkti laiką ir anksčiau už kitus pamatyti būsimos olimpiados akimirkas. Stovim, mojojam tokiom dėlėm ir tiek, turbūt liaudės bėga su olimpiniu to fakelu ir mes šventė, bet linksmai visi mes mojuojame. Mes nuo 6 ryto jau filmuojamės. Buvom kaime, o dabar atvykom į miestą, laukiam, kada nuneš fakelą, uždegs olimpinę ugnį. Tai čia turbūt ne tik Lietuvos šitą reklamą, ar ne? Ne, tai čia Kanados užsakymas ir rodys turbūt matomai visam pasauliui, nes taip įsivaizduojam. Reklamos agentūros atstovai pasakoja, kad originalus deglas olimpiados reklamoje atkeliavo tiesiai iš Turino, dar su buvusiu olimpinių žaidynių ugnies pėdsakais. Tiesa, jį teko šiek tiek pataisyti pagal būsimojo fakelo maketą. Nešti olimpinę ugnį patikėta aktoriui iš Danijos. Ta akimirka, kai į miestą atnešamas, į Vankuverį būtent atnešamas olimpinis deglas, kai žmonės minia pasitinka deglo nešėjo. Tai va ta tokia akimirka olimpinė čia bandoma užfiksuoti. Žiemiškai nuotaikai sukurti Vilniuje trūko tik sniego, tačiau problemą greitai sprendžia sniego mašinos. Kelios repeticijos ir 2010-ųjų Vankuverio žiemos olimpinių žaidynių ugnis nušviečia Gedimino prospektą. Reporterė Neringa Budrytė, Vilnius.